3 patarimai, kaip mokytis pavargus. Patarimas numeris 1 – kavos miegelis. Dar kitaip šitą būdą vadinu coffee nap. Tai pirmiausia, išgeri kavos ir eini panepint 15-20 minučių. Kofeinas būtent pradeda veikti tada po 15-20 minučių. Tai geriausias būdas, negu eiti atskirai pamiegoti arba atskirai pagerti kavos. Turėsi energijos tiek, kad galėsi nuverst kalnus. Antras, ją vadinu 5 minučių taisyklę. Sakai, eisiu pasimokyti tik 5 minutes ir praėjo visą valandą. Tai va, čia yra geriausia taisyklė atsiverti knygą 5 minutės arba atsiverti AI, korepetitorių pradeda mokytis. Kai mokysies tik 5 minutės, žiūri visą valandėlę praėjo. Tai va, ir nauda tau ir pasiekiai daugiau negu tikėjais. Ir trečias, aktyvus mokymasis. Tai kai rašai savai žodžiais, pasakoji garsiai ir stengiasi visą informaciją prisiminti be jokio konspekto. O po to vėl viską persiskaitai ir vėl tą patį kartoji. Tai be galo padeda. Aš tuos visus 3 dalykus pati naudoju, esu išbandžius, tikrai veikia, tai tikrai pabandyk ir tu.